bet mes tuoksime su ja kažkada. Tas tikrai. Jeigu jį pakels Argelį, nes jį kažkaip pastaruoju metu užpykus ant mūsų. O ko jau užpykti? Yra. Klausau. Labas vakaras. Labas, aš taip tavęs pasilgau. Aš tavęs irgi pasilgau, brangioji. Kaip tu laikaisi? Gerai laikausi, bet nieko nekalbėsi apie savo asmeniškumus ir gyvenimą. O man ir nereikia žinoti. Juo labiau Lietuvai, bet ir tiesioginį eterį. Na, va, prašau. Tai žiūrėk, papasako, kaip tau sekasi pavasarį? Gerai. Neprasidėjo dar morčius? O tai čia jau Lietuvoje visiems jau čia, žinok. Trinasi kampais, miaukia. Tau dar ne? Klausau. Alio, labas. Klausau. Labas, Samanta. Nutarėm tau paskambinti, kaip tau sekasi? Aš jau sakiau, gerai. Kur esi, Samanta? Čia Jonas beje dar irgi yra. Labas, Samantėlė. Labas. Kur esi, mėgojai, kad tu... Geriau papasakau, kaip jums sekasi, nežinau. Mums labai gerai sekasi. Mes šiandien buvom Vilkaviškyje. Esi buvus kada? Ne. Ne vienam Lietuvos kaime nesu buvus. Tai čiagi ne kaimas, miestas. A tu ne iš kaimo? Iš kaimo. Aš gimiau Klaipėdai. Tai kur jau čia? Čia iš viso didmiestis. Atsiprašau. Čia iš viso megapolis. Taip, čia labai didelis. Megapolis? Taip. Bet žinai, ką reiškia tas žodis megapolis? Nu taip, o tu žinai? Taip, tikrai taip. Ką reiškia? Vienas žodis, New Yorkas. Megapolis reiškia New Yorkas. Nu, o tai ką tu, Ne, pagal definiciją, kas yra megapolis? Yra vadinama miestai megapoliai. Taip, o ką reiškia megapolis? Aš negaliu paaiškinti, aš tiesiog miestai megapoliai. O tai kodėl tu manai, kad aš nežinau? Jeigu tu pati nežinai. Aš to paaiškinsiu. Aš žinau, bet būna tokių žodžių, kad negaliu paaiškinti, negaliu išreikšti, negaliu paaiškinti. Ta prasme, labai sudėtinga savoka, kurios tiesiog, labai sudėtinga yra tiksliai paaiškinta, ne? Gerai, neįdomu, net tame. Ne, šiaip klausiu, tiesiog tokia savoka, ne? Aš labai dievinu. Samanta, Kur aš išgyvensiu? o Paryžius ne megapolis tau? Megapolis. Kaip Paryžiui oras? Šilta. Nes matai, kaip megapolis labai sudėtinga paaiškinti, bet viskas yra labai paprasta iš tiesų. Mega yra didelis, o polis yra miestas. Miestai megapolin, taip, didžiuliai, daug žmonių šitą pasaulį, įvairios kultūros, Ne, megapolis yra didelis miestas. Nedaug žmonių ir nėra kultūrų. Nėra svarbu, visi kiti dalykai. Ir daug įvairių kultūrų. Visi kiti dalykai yra nesvarbu. Megapolis yra didelis miestas. Dažniausiai tai yra miestas, kuriame yra daugiau nei 1 milijonas. Tik Britai? Ne, mes tik pačią savoką apibūdiname. Savoka yra ta, kad tenais dažniausiai yra vadinami miestai, kuriuose gyvena daugiau nei 1 milijonas žmonių. Tai jau yra megapoliai. Nes mega yra milijonas. Samanta, kiek už istorijos egzą turėjai? Aš išlaikiau jį. Po vidurinės ir lietuvių, ir anglų, ir istoriją buvau išlaikius. Super. Aš sakau, kiek gavai, jau nėra išlaikėjai. Aš tikiu, kad tu išlaikėjai. 7. Čia už valstybinį? Taip, valstybinį. Tai žinok, nieko tokio, nes aš lietuvių irgi esu išlaikę. Metiniam turėjau žymiai mažiau negu kad gavau iš valstybinio. O klausyk, tu dabar megapolyje, ne? Yes. Oui, reikia sakyti, o ne yes. Tame mieste. Tenasgi jie labai nemėgsta amerikono, ne? Na taip, kadangi tiek ir Italijoje, tiek ir Prancūzijoje yra stiprios kultūros, stiprios šalis ir jie visais įmanomais būdais pripažįsta tik savo kalbas, kitų nelabai nori įsileisti. Bet taip yra, kad privalo kalbėti didžioji dalis ir angliškai. Kodėl? Kaip tai kodėl? Taigi, įtakingi miestai, visas pasaulis sukas aplink tai. Mada, grožis, menas, taigi suvažiuoja iš viso pasaulio. Tarptautiniai, taigi. Kokie miestai norėtum gyventi? Kultūras, kurias dievinu, tai yra Ispanija ir Italija, bet jeigu man išeis persikelti, aš norėčiau gyventi New York'e arba Los Andžele. Aš irgi, žinok, New York'e noriu gyventi. Tai ir gyvensim. Ok. Nusipirksime savo butą per 8 aukštus. Va, iš Ilgausko galėsime pasiimti. Iš 13 lemų. Matai, aš kalbu viską labai rimtai, nes... O kas nerimtai kalba? Nežinau. Kiek vaikų turėsit, Samanta? Kaip išeis, kaip bus.
Man išeis daug. Kiek tau išeis? Visas futbolo komandos aš nelabai norėčiau. Nenorėtum, ne? Nu gerai, o kiek? Futbolo matai yra įvairių komandų. Pavyzdžiui, stalo futbolo komanda 2 žmonės. Matai, aš nežinau, tu man pritartum, bet aš vis dar norėjau įsivaikinti nuo mažų porą mulačių mergaičių. Tai tu rasistė? Kas? Tai tu rasistė? Ne, aš nerasistė. Nu taip. Kodėl? Nu nes koks skirtumas kokios spalvos mergaitės? Ir tu esi seksistė, rasistė? Koks skirtumas ar mergaitės ar berniukai ir koks skirtumas kokios jos spalvos? Daugiai, lietuviams, aš manau, tai yra labai didelė. O aš gal noriu, pavyzdžiui, įsivaikinti vieną azijiečių hermafroditą. Su abiem lytiniais organais. Inda, pavyzdžiui. Gerai, pratęskim toliau. Samanta, kada grįši į Lietuvą? Po mėnesio maždaug. Sakai, gegužės mėnesį grįši. Ne, neišėjusi. Nepaleidžia. Aš nesakiau, kad aš gegužę, aš sakau, birželio pradžiose. Ok, žiūrėk, jeigu tu su Justu, ne, dabar draugaujat New York'e, vaikštot, tai įsivaizduok, norėtum būti kaip Beckhamai šeima, tu būtum kaip Viktorija Beckham, o Justas kaip Beckhamas. Taip nebus, nes Beckhamai yra Beckhamai, mes esame mes, kiekvienas esame skirtingas ir nereikia žiūrėti kitus. Jo, ir aš futbolą nelabai kaip moku žaisti. Nu, dabar moku, bet ne taip kaip Beckhamas. O tu tokia pat kaip graži kaip Viktorija, ar ne tokia? Tokia, kaip aš esu, aš jinai yra jinai. Nu, tu kalbi vėl. Sūris yra sūris, lapas popieriaus yra lapas popieriaus. Samanta yra Samanta. Samanta nėra Paryžiui. Samanta yra Roberta. Roberta yra Roberta. Samanta. Roberta Samanta. Roberta yra Roberta. Tai ką? Ai, galvoju, kad tu nori. O tu norėtum futbolisto vyro? Man nesvarbu. Ar futbolistas ir verslininkas. O draugautum, jeigu Justas būtų labai storas? Nu, žiauriai storas, įsivaizduok, toks 100 pėm sveria ir toks, žinai, toks rebulis. Nepabėga, kvepuoja, tai prakaituoja. Nieko, per porą savaičių aš iš jo holivudinį padaryčiau. Per porą savaičių? Jo. Opa, o kaip? Ten greitai. Turi kokį nors purgeno ar turi kokį nors specialų būdą lieknėjimo? Pasamdytume asmeninį kokį trenerį geras, reguliuotume mitybą, aktyvumą, gertume vitaminus, viską. Man patinka, kaip tu sakai, jau mes. Klausyk, tai gal vestuvės darysit kaip... O mes kur darysime vestuvės, beje? Lietuvoje ar užsienyje? Aš manau, kad, matai, aš savo gyvenimo, jeigu rimtai su Lietuva nesieju, aš nežinau kaip tu. Aš, New York'e galbūt norėčiau, bet, žinai, kažkaip tai vis tiek reikia babutės, dėdės, tetas pagirdyti ir Lietuvoje. Na, tai žinoma, porą kartų metus, porai savaičių grįžtume. Ne, sakau, vestuvių. Vestuvės, kur būtų jūs? Samanta. Tai galima ir ten, ir ten. O ir ten tai Lietuvoje ir... Klausyk, girdite, išsijungi, man atrodo. Kas išsijungia? Nebegirdžiu. Na, dar negalima tiksliai pasakyti, kur mes gyvensim. Alio. Tai Lietuvoje ir kur daugiau? Nes Lietuvoje viskas tvarkoja, nes Lietuvoje vis tiek reikia mūsų giminėms viską, o kur dar galime? Alio. Aš klausau. Alio. Klausau. Džoni, pažiūrėk laidą. Vėl, sakai, sustreikavo. Man atrodo, kad Alio. Nebėra. Jeigu norite, tai Vakarto. Alio, va. Atsirado vėl. Čia vėl dingo. Matai, tas Ne, žiūrėk, žalia raudona, dabar raudona. Matai, raudona. Taigi mirksi, va, matau, tai vadinasi šneka. Nu, nešneka, kur šneka. Paskambink mane savo asmeninio numerį, išspręsim visus klausimus. Nėra, sakau, įtyčiam išsijungia. Nu gerai, ten. Tai, draugai, radistai, radio stoties Zip FM eteryje. Kalbėjome su Samanta, mano būsima žmona. Gaila, kad ji neįvertino tavo, žinai, pastangų ir tavo, atsidavimą. Galbūt vieną dieną. Vieną dieną. Bet šiaip tai aš galvoju, kad Samanta yra neteisi. Kaip tu ją myli, kaip tu nebūni su kitom ir kaip tu atsiduodi jai, tiesiog nemato, nes yra Paryžiui. Bet jeigu į tai žinotų... Žinai, svarbu yra ne tai, ar įvertina, svarbu, ar tampi geresniu žmogum darydamas tai, ką darai. Taip. Gerai, pasiklausykime muzikos ir grįžime su jumis visiškai netrukus.